Infliacija. Tai bendrojo kainų lygio augimas ekonomikoje, realiai mažinantis pinigų perkamąją galią. Kitaip tariant, laikui bėgant už tą pačią pinigų sumą galima įsigyti vis mažiau prekių ir paslaugų. Nors saikinga infliacija laikoma natūraliu ir netgi pageidautinu ekonomikos reiškiniu, pernelyg spartus kainų kilimas gali destabilizuoti finansinę sistemą. Infliacijos priežastis gali būti įvairios. Paklausos infliacija atsiranda, kai bendras vartojimas viršyje pasiūlą, o sąnaudų infliacija, kai didėja gamybos kaštai, pavyzdžiui, žaliavų ar darbo jėgos kainos. Taip pat svarbu vaidmenį atlieka pinigų kiekis ekonomikoje ir centrinio banko politika. Infliacija daro tiesioginį poveikį tiek gyventojams, tiek verslui. Ji mažina santaupų vertę, keičia vartojimo įpročius ir nedidėjant pajamoms gali bloginti gyvenimo kokybę. Kita vertus, minimali infliacija skatina vartojimą ir investicijas, nes neįdarbinti pinigai einant laikui prarastų vertę. Valdant infliaciją, svarbu vaidmenį atlieka tiek monetarinė, tiek ir fiskalinė politika. Palūkanų normų reguliavimas, mokesčių sprendimai ir viešosios išlaidos gali padėti stabilizuoti kainų augimą. Kraštutiniais atvejais taikomi ir kainų ribojimai, tačiau ilgesnėje perspektyvoje tokie įsikišimai į rinką gali turėti pavojingesnių padarinių. Tinkamai nesuvaldžius infliacijos, ji gali peraugti į hiperinfliaciją ir smarkiai apsunkinti verslą ir asmeninių finansų planavimą. Vis tik, infliacija dažnai būna didesnė nei pageidaujama, nes daugiau įsiskolinusiams valstybėms aukštesnė infliacija yra paranku, kadangi tai palaipsniui nurašoma valstybės skola. Taip pat žvelgiant iš politinės pusės, išlaidauti yra parankiau nei taupyti.